O, sveiki, čia jūs palatie, kur aš sumokėjau pinigus, ne kad mano ūkį pareklamuotumėt, plapla. Sveiki atvykę į ekologiškiausią ūkį Lietuvoje. Čia yra pats ekologiškiausias ūkis Lietuvoje. Mes nenaudojame visiškai jokių chemikalų, jokios chemijos. Pas mus visiškai viskas yra natūralu, tik tai, kas duota iš gamtos, tik visa tai, kas yra dievulių duota, jokios chemijos, jokių chemikalų, jokių trąšų. Viskas tai natūralu, mūsų ūkis yra pats ekologiškiausias ūkis visoje žinomoje visatoje. Netikit, aš turiu sertifikatą, viskas yra patvirtinta, parašyta, juodai ant balto, va matot, juodai ant balto langeliais, ant langeliais juodai parašyta, kad čia yra pats ekologiškiausias ūkis visoje žinomoje visatoje. Pafilmuokit, parodykit, viskas yra, sertifikatas, matot, viskas patvirtinta, viskas yra patvirtinta. Taip, kad viskas jų klausimų būti negali, nuo šiol šitą ūkį taip ir vadinsime pačiu ekologiškiausiu ūkiu visoje žinomoje visatoje. Dabar aš jums papasakosiu, išduosiu paslaptis, kodėl uogas reikia pirkti tik mūsų ūkyje, nes mūsų ūkio uogos yra pačios ekologiškiausios uogos visoje žinomoje visatoje. Pas kitus visus uogos yra nuodingos, jokių būdų nepirkite uogų jokiam kitam ūkyje, tik mūsų ūkyje. Vanduo yra paslaptis numeris 1. Vanduo yra nuodas. Jokios laistymo sistemos. Jeigu matot, kad ūkiai yra laistymo sistema, viskas, net nepirkit uogų iš tokio ūkio, nes tai yra nuodas. Visas tas vanduo yra nuodingas vanduo. Įsivaizduojate, aš to jums paaiškinsiu, kaip viskas čia vyksta. Varydamas literatūrą sužinojau, kad žemė yra apvali. Įsivaizduojate, apvali, kaip kamuolys. Va kaip futbolio kamuolys, ne? Apvali yra. Mes gyvenam čia, viršui, kiti apačioj. Paklos dar nežinau, kaip tie apačioj nenukrenta ant žemės, nuo žemės ant kažkur, kodėl nenukrenta, bet dar tą išanalizuosiu, studijuosiu ir išsiaiškinsiu. Bet esmė yra ta, kad žemė yra apvali, kaip kamuolys, mes žinom čia viršui. O apačioj, kas gyvena apačioj? Apačioj gyvena kinai. Kinija yra apačioj. Jų yra beveik 2 milijardai. Ir jie labiausiai teršia gamtą visam pasauliu. Visi tą žinot, ar ne? Juk skaitit, laikraštį televizijoje, jie labiausiai teršia gamtą visam pasauliu. Kas atsitinka? Jie teršia, ne? Ir visi teršalai geriasi į žemę. Geriasi į žemę, tie teršalai visi iš Kinijos ir pažiūrėkit, jie yra tiesiai po mumis. Ir tie teršalai geriasi ir tiesiai pas mus. Tiesiai pas mus išlenda į tuos vandenis. Tie ūkininkai įsikasa kūdras, ar ne, ir ten tiesiai iš Kinijos susigeria. Visas tas reiškia teršalas, jie lieta šlaugės ir visa tai yra nuodas. Visa tai yra baisinis nuodas. Didžiausias nuodas, koks tai gali būti. Kinija juk nėra visai tiesiai po Lietuvą. Taip, bet dėl to, kad žemė sukasi, jinai sukasi dar, žinokit, sukasi. Tai kai jinai sukasi, atsiranda koreolių jėga. Ir dėl tos koreolių jėgos visi teršalai, kai geriasi iš Kinijos, užsisuka ir tiesiai pas mus į Lietuvą. Tiesiai pas mus į Lietuvą, tiesiai į tų šilauogių augintojų laukus susigeria visi teršalai. Todėl visas mūsų vanduo yra tik iš dangaus. Tik iš dangaus, tai ką davė dievulis, stebuklingas jonizuotas vanduo. Ir būtent tiesiai pas mus yra rodyta, kad būtent tik virš mūsų lauko, tik šitoje planetos vietoje yra ozono anomalija ir čia visas vanduo yra stebuklingas. Ten vienu žodžiu vyksta visokios hidrolizės, elektrolizės, visokios emisijos ir vienu žodžiu tas vanduo yra jonizuotas ir jis yra gydantis. Jis yra gydantis stebuklingas vanduo ir tik virš mūsų ūkio yra būtent tas gydantis vanduo, taip kad mūsų visos šlaugės yra būtent tuo gydančiu jonizuotu vandeniu palietus. Tik pas mus. Saulė paslaptis numeris 2. Tai saulės reikia daug, ar ne, kad uogus būtų kuo saldesnis ir kad augtų kuo geriau. Ne, taip supratot. Saulė yra blogis. Blogis. Saulė yra radiacija. Kas yra saulė? Visi žinot iš to fizinio pamokų, ar ne? Taigi visi žinot iš fizinio pamokų. O prie ko čia fizinis? Fizinis, kur ten visi tie Aristotelė, ten tie visi pterodaktai, kaip tie Newtonai, visi kiti. Fizikos. Jo, tai fizikos pamokų. Visi žinot, kad saulė yra kas? Kas yra saulė? Radiacija. Iš saulės eina radiacija. Pažiūrėkit. Jeigu turim saulę, matot, saulė yra. Iš saulės, važiuokit, matot, žiūrėkit, taigi visa saulė. Matot patys, visi savo akį matot. Iš saulės išeina, matot, išeina. Kas išeina iš saulės? Radiacija. Tai ką jūs nežinot? Fukushima, Černobylis. Radiacija yra blogis. Ir dabar žiūrėkit, kaip būna viskas, važiuokit, kaip viską parodys vizualiai. Iš saulės, matot, išeina iš saulės radiacija. Ta radiacija eina, o čia yra uoga. Eina radiacija, čia uoga, iš saulės radiacija ir žiūrėkit, kas bus. Bum! Matėt, kas buvo? Sugėrė. Uoga sugėrė tą radiaciją. Taigi pagalvokit patys, tai yra blogis. Jeigu matot, kad ūkininkas augina šilauoges atviram lauke, viskas, net nepirkit iš tokio ūkininko šilauogio. Tai yra blogis, radiacija. Pagalvokit patys, ką jūs kišat savo į burną, ką jūs savo vaikam kišat į burną, ką savo anūkam kišat į burną. Tai yra radiacija, tai yra blogis. Tai va, būtent todėl
Mūsų ir yra išdirbtas audinys, va matot, kartu su NASA, ne NSO, kartu su NASA, išdirbtas yra audinys. Čia yra nano mega tera piko termoelektroninės fotoemisijos produktas, į kurį, žiūrėkit dabar kaip būtumėt, iš saulės, matot iš saulės, ar ne, išeina ta radiacija, išeina. Ir žiūrėkit, kas bus. Eina, ir bum, atsimuša į mūsų audinį. Ir mūsų audinys sugeria visą tą radiaciją. Už tai mūsų uogos yra pačios ekologiškiausios visoje žinomoje visatoje. Va, žiūrėkit, paimat tiesiog ir užmetat. Va, užmetat ant šilaugės, viskas. Ir viskas, ir saugu. Ir šilaugė yra saugi. Saugi, viskas. Tik mes apie tai žinom, niekas kitas daugiau pasaulyje apie tai nežino. Tik mes, tik mūsų ūkis tai žino. O to kitų augintų uogos yra nuodingų, žinokit, ten yra nuodas. Jūs pagalvokit, ką jūs kišat savo į burną, ką jūs kišat savo vaikam, anūkam į burną. Tai yra nuodas. Taip ir žmonės miršta. Algis va mirė visai neseniai. Tai Algis nuo uogų mirė? Ne, girtas pasikorė. Bet Kęstas mirė būtent nuo uogų. Jisai kiekvieną dieną gerdavo techninį spiritą ir įmesdavo vieną uogą. Ta iš kitų augintojų pirktavo. Nuodinga uoga, įsivaizduokit. Tai įsivaizduokit, jisai gerda techninį spiritą ir tik vieną uogą įmesdavo į tą spiritą. Kepenis suėdė kepenis. Matot, ką gali padaryti vienintelė uoga pirkta iš tų kitų augintojų, kur yra nuodingos. Tos uogos baisiniai nuodingos. O tai negalvojat, kad čia nuo spirito taip gali atsitikti? Nelabai klausimus vartau. Kaip suprast nuo spirito? Nespratau klausimą. Prie ko čia spiritas iš viso yra? Mes šnekam apie uogos, kenksmingas uogas. Galvokit, ką jūs valgot. Ką jūs kišat į burną savo vaikam, anūkam. Kokias jūs uogas valgot? Aš dabar rodysiu, kaip reikia valgyti mūsų gydančias, stebuklingas, ekologiškiausias uogas visoje žinomoje visatoje. Pasiimat vieną uogą, jokių būdų nevalgot. Paimat ir trinat savo į odą. Turite trinti 50 kartų vieną pusę, 50 kartų kitą pusę ir taip 3 kartus per dieną. Tuomet visas tas gydantis uogos poveikis perina į mūsų limfinę sistemą, patenka į kraujos ten tuos visus kapiliarus, tada į venas, arterijas, visur išnešioja visus tos vitaminus. Prieš einant miegot galit perpjauti uogą per pusę ir įtrinti sukamaisiais judesiais savo į lūpas ir taip tuomet galutinai įsisavinti visą šitos stebuklingos uogos energiją. Tik taip reikia valgyti uogas. Uogas reikia pirkti tik mūsų ūkyje, nes tik mes auginam gerai. Visi kiti, atsiminkit, augina blogai. Ir dabar galite panaudoti specialų akcijos kodą, vadinasi kvailučiai. Ir su tuo kodu kvailučiai pas mus gaut labai gerą nuolaidą. Šiaip pas mus viena uoga kainuoja 99 eurai, viena uoga. Su akcijos kodu kvailučiai jum 1 kilogramas kainuos 5 eurai. Tai už 1 kilogramą 5 eurai vietoj už 1,99 eurų su kodu kvailučiai. Pirkit ekologiškiausias uogas visoje žinomoje visatoje. Sveiki kolegos, pirmo įrašo dalis buvo sarkazmas, tikiuosi supratot visi, kad čia yra sarkazmas. Tiesiog kodėl kilo mintis nufilmuoti tokią nesąmonę, galit parašyti komentaruose nesąmonė čia buvo, ar galbūt kažkam patiko, kodėl kilo tokia mintis iš jūsų nufilmuoti šitą nesąmonę. Tai dabar prasidėjo šilauogių pardavimas ir esu aš tokioje vienoje Facebook grupėje šilauogių augintojų. Na ir ten yra tokių žmonių, ne visi aišku, bet yra keli tokie žmonės, kurie kai reklamuoja savo tuos šilauogiukus, labai jau ten stipriai akcentuoja į tą perdėtai į ekologiją. Visi mes tą šilauogės auginam čia taip pat, aišku, visi suprantam, kad šilauogė yra pati geriausia uoga pagal ekologiją žiūrint į pirkėją. Iš pirkėjo pusės tai šilauogės yra pati geriausia uoga jums pirkti, nes genetiškai yra daugam atspari, suprantam, kad jos nei purkšt nereikia daug, nei nieko. Ir plius jinai neatspari kitoj chemijai, taip kad negalima nuo žolių purkšti, taip kad visi tą šilauogės augina vienodai, vienu žodžiu, jos yra tikrai iš visų uogų pačios ekologiškiausios, čia faktas. Bet žmonės ten jau labai stipriai perdeda, kai kurie mes čia nieko netrešėm, nieko nedarom. Ir paskutinis pats juokingiausias dalykas tai buvo, kai žmogus parašė tai, kad jis nenaudoja laistymo sistemos, tai yra kaip pliusas jo, tai atseit ekologijai pliusas yra, kad jisai laistymo sistemos nenaudoja. Na tai tiesiog labai juokinga pasidarė ir nusprendžiau rašyti tą nesąmoningą pirmą dalį. Paskutinis darbas, kuris šiandieną liko, išrinksim, kas laimėjo temų prizą. Tai atsidariau vėl čia kažkokį random komentarų pikerį, įvedžiau linką tos reiškiasi vaizdo įrašo, kurio mes norim išrinkti nugalėtoją. Ir čia yra pasirinkimai, tai ką mes čia galim padaryti. Komentaro, tie, kur padarė replyus, gerai, dėkim šituos. Tada filtruokim, kad nebūtų duplikuoti vartotojai. Reiškia, jeigu vartotojas parašė 2 žinutės, tai neužskaitys, užskaitys kaip vieną. Ir dėja gaila, bet negalim užžymėti tą, kad kas naudojo, reiškia, tam tikrus žodžius, kad padarytume, kur buvo žodis temų, tai galbūt, kad jisai išrinks dabar komentarą, kuriame nėra žodžio temų. Tai jeigu tai bus padaryta, tiesiog dar kartą paleisim, bet nuo to užžymėti negaliu, nes čia reikia premium turėti.
Gerai, ką čia toliau reikia padaryti? Čiki. Išspręsti. Tai čia aš turiu padaryti, kad veiktų. Nu gerai, tai 2 + 1 kiek bus? 5, ne? Ne 5. 2 + 1. Tai kiek čia bus? 1, 2, 3. Gerai. Ir ką? Get YouTube comments. Čia kaip suprantu, šitą reikia spausti. Nu, bandom visi dabar kartu. Pirmą kartą darau, nežinau. Žiūrėsim, ar čia išeis ar neišeis. Neatsimenu, kurį aną kartą pikerį naudojau. Ai, tik aš 100 komentarų. Nu tai gerai. Start. Tai čia? Start. Taip. Ir wineris, kaip matote, yra Tomas Urbonas. Noriu Temu lauko šviestuvą. Tai va, tai Tomas gauna Temu lauko šviestuvą. Parašysiu dar komentarą apačioj. Į Tomo komentarą susirasiu. Nu, bet vienu žodžiu, kas nugalėtojas mes sužinojom. Taigi sveikinam. Tomas. Tiksliai geras gyras, aš esu Tomas irgi. Tai Tomas sveikina Tomą. Ir prašom atsiųsti savo informaciją ir viską išsiųsiu nemokam. Na tai tiek šiam kartui, kolegos, mūsų uogų sezonas, nu, dar nesakyčiau, kad baigėsi, bet tų ankstyvųjų sezonas tai baigėsi, tai dar namuose ten turim tos 200 krūmelių, tai iš ten dar, nu, jeigu kažkokių užsakymų bus, vienu žodžiu, jau taip nebesiskelbsim, kad pardavinėjom, kaip dabar skelbėmės tas uogas visur, nu, tai iš ten, tai ten visur skelbėmės, dabar nebesiskelbsim, tai žmonės, kurie jau pirko, galbūt norės dar nusipirkti, tai tiem dar tikrai pririnksim ten tų uogų iš namų Šilogino. Bet kaip ir mūsų toksai, va, jau tas pirmasis sezonas uogo baigėsi. Na, vėlgi, pardavėm uogų tikrai daugiau negu tikėjome šiais metais. Aš tikėjausi, kad čia tų uogų tiek nebus ir žiedus rinkom ir visą kitą. Ir tų uogų čia tikrai buvo labai daug. Nu, aišku, ir pasidalinom su gamta, su paukščiais. Na, bet toksai mūsų kaip ir pagrindinis sezonas jau baigėsi. Tai kiek mes palaukite tas uogas skinėm? 2 savaitės, nu taip, tai 2 savaitės tas uogas mes skinėm, bet kaip ir sakiau, dar ten tiem klientam, kurie pirko ir dar norės, tai tiem tikrai pririnksim, nes namuose dar turim tų šilauogų, tai taip, bet jau papildomai tai niekur nebesiskelbsim, kad reiškia pardavinėjom, nes, nu tai kiek mes čia dabar galėsim iš tų namų šiloginų ten ne dieną pririnkti po, nežinau, 10 kg maksimum, daugiau tikrai nepririnksim iš tų namų šiloginų. Na tai va, tai toksai tas mūsų pirmasis sezonas. Gerai, tai tiek šiam kartui, kolegos, liksim po savaitės, iki visiems.